Klausau. Labas, čia Kazimieras skambina. Kaip sekasi? Labas, Kazimierai. Nu jau supildei popierius. Jo, supildžiau ir... Alio, girdi? Taip, dabar gerai. Aš supildžiau ir aš pagalvojau, kad galbūt vis tiek gal užsuk pas mane, tai dar ten pasirašysim, kas liko ir sutvarkysim. Aš šiandien esu susiplanavusi, o tau niekaip neišeitų pas mane į darbą užnešti. Aš nelabai, žinai, man dar sunku ir aš nelabai buvau kur išėjęs visai. Nu, supratau, tada aš pabandysiu užsukti pas tave po 5, pasirašysi dar greitai ir viskas tada. O tu makaronus su tunu mėgsti, taip? Kodėl? Ne, aš čia tik taip klausiu, galvojau, vis tiek viskas baigėsi pagaliau, tai ir atšvęstumėm, aš turiu vyno, kaip tik atvažiuotum ir pabaigtumėm ir pasimirštų viskas, kaip tu galvoji. Ne, tai aš tik tai draugiškai, šiaip, tiesiog. Nu, klausyk, aš atvyksiu, pažiūrėsim, kiek turėsiu laiko. Taip, gerai, tai susitiksim vakare, aš Verkių gatvėje 1, bet Verkių gatvėje 20 adresas, jau Nešnipiškėse, tai lauksiu. Gerai, paskambinsiu, kai būsiu netoliese, iki. Gerai. Viso. Iki. Verkių gatvėje 1. Labas, Kazimierai. Labas. Atsiprašau iš karto už kvapą, kaimynai laiptinėj lipau į šuns šūdą. Kaip skaniai kvepia. Taigi sakau. Bute turėjau omeny. Bute. Taip, neblogai, bet aš neturiu laiko, žinok, turiu susitikimą mieste. Tai einam, aš makaronus jau įdėjau, galėsim apsitarti ir pasirašyti. Nauja lempa. Aš čia dėl dokumentų. Čia kaip supildai. Taip. Tai čia bus. O kaip šiaip sekasi tau, nevargina darbas? Toks šiek tiek vargina, įprastai žmonės užsuka pas mane. Aš atsiprašau, aš galvojau, mes galėtumėm susipažinti šiek tiek, aš tik galvojau, paklausiu. Kazimierai, aš santykių neieškau. Elkimės profesionaliai. Tai aš tau ne... Tu sakei, kad galėsiu kreiptis į tave, kai man bus blogai, tai aš nesuprantu to. Aš tikrai užjaučiu tave, bet pasirašyk mamos palikimo dokumentus ir aš išeinu.